Sveiki. Dabar apžvelgsiu 7 pagrindinės valiutų poras šiai savaitai. Tradiciškai pradedu nuo euro grafiko ir čia matome neypatingai pasikeitusią ir situaciją. Tai tie patys ir sandoriai išlieka iš tikrųjų. Tai pirmasis sandoris būtų pardavimas nuo pačios viršūnės, būtent nuo šios linijos pasipriešinimo. Kitas iš sandorių tai būtų pagal šią palaikymo liniją trendinę pirkimo sandoris. Jeigu pasižiūrėti H4, ten nematysime smulkesnių sandorių, tai arčiausiai yra dabar vienas iš tų tokių pirkimo sandorius nuo šios linijos, būtent pagal H4 padarytas. Ir taip pat sutampa tas pats pardavimo sandoris nuo pačių viršūnių. Toliau, svaras. Svaras vis dar negali pramušti pasipriešinimo būtent čia ir kol kas dabar tokiam yra, kaip ir pavadinkime, fletuke. Ir laukiame būtent pramušimo, tai po pramušimo tada grįžta kaina ir galime tada jau vykdyti pirkimo sandorį. Tai darbas būtų pagal medianą. Taip pat galime palaukti žemiau korekcijos, jeigu vis dėlto nepramuštų, tai padaro korekciją arba ties viena, ties kita linija, tai galimi yra pirkimo sandoriai. Bet čia jau labiau žiūrėčiau į H4 periodą, ten galima tikslesnių vietų ir paieškoti. Vienas iš tokių vietų būtų čia viena vieta ir kita čia. Jeigu vis dėlto pramuštų ir keliautų į viršų, grįžtant prie dieninio grafiko, tai galima jau žiūrėti ir savaitinę. Savaitinėme nubrėžiau čia liniją per patį spiklį, tai nuo jos būtų galimas ir pardavimo sandoris, bet čia jau reikėtų jo dar palūkėti. Tai kol kas dar laukiame, ar įvyks pramušimas. Jeigu neįvyks, tada jau prekiavame pagal H4, arba jeigu įvyks, tai pagal dieninį ir galime nusistatyti tikslą pagal savaitinį grafiką. Taip, pirkimo sandoris galimas nuo čia, kitas pirkimo sandoris galimas nuo čia, jeigu neįvyktų pramušimas. Toliau šveicaras. Šveicaras prieš tai buvo sandoris nuo šios trendinės linijos, nenorėjo jisai jos paimti, sandorio nepaėmė, atšoko kiek, grįžinėja, kas nori gali daryti dar kartą tą sandorį, būtent nuo trendinės linijos, bet labiau būčiau linkęs tada gilesniai korekcijai ir tada jau laukti nuo šios viršūnės, gražus taškas, gražiai dirbo kaip mediena, būtent nuo jo ir atšokti. Ta patį sandorį galima ir čia pamatyti, būtent čia ir yra lygiai tas pats sandoris, tik jis jau pagal H4. Toliau iš artimesnių sandorių tai būtų vienas pasipriešinimo lygių čia. Vienas iš galimybių, aišku, šiek tiek didesnis ir stop lossas galimas jau ties čia arba netgi ties čia jau galima dėti, o take profitas jau yra ties žemumomis. Viena iš jų čia, kita iš jų pagal šią jau liniją. O nuo pačios žemumos galimas trumpalaikis pirkimo sandoris, pigus pirkimas, nes mažas stop lossas. Toliau Kanada. Kanada pagaliau pradėjo judėjimą. Tai ilgai laikytas selas jau porą savaičių, jau pradeda po truputį ir rodyti savo rezultatus. Tai laikome sandorį ir kas vis dėlto atsisakė to sandorio, nedarė arba išeidinėjo jau, nes judėjimo kaip ir kurį laiką čia nebuvo, tai jau gali tada žiūrėti į H4, ieškoti kitų sandorių. Kaip įeiti, tai vienas iš tokių variantų, tai esant gilesniam judėjimui brėžti Fibonacci lygį, tai nuo 23-38 prekiauti. O toliau, kas liečia būtent lygius, tai nenubrėžiau nei vienos rodiklėlės, pagal kurią būtų galima daryti pirkimo arba pardavimo sandorius, nes kol kas jų ir nematau. Čia jau įvyko atšokimas, tai jau per vėlų būtų, nuo žemumos pirkti galima, bet labai trumpalaikį nebent sandorį, tai čia tas pats būtų pagal Fibo. Jeigu čia, tarkim, nusibrėžiam Fibonacci, tai atšokimas trumpas ir tada nuo jo sell. Tai čia būtų buy, tada čia sell sandoris. Yra tokia galimybė, bet istorija parodys, kol kas dar kaina nerodo linkmės, kad tikrai prieis iki jos, gali dar kartą pasikoreguoti, tai galima įvairių ir sprendimų paieškoti. Kol kas rinka dabar nerodo signalų, tai jo ir nematome čia. Jena. Jena vis dėlto po truputį, kas neužsidarinėjo čia take profito po pirkimo sandorio čia prieš porą savaičių, tai rodo jau kilimo ženklus po truputį, jeigu kils, tai yra pardavimo būtent zona čia ir čia pardavimo zonas.
Jeigu pažiūrėti į H4, tai yra kur kas artimesnių sandorių jau, tai čia matome pramušinėjimą, jeigu vyksta pramušimas, gražiai grįžta, tada galimas yra ir pirkimo sandoris. Pirkimas nuo čia, pirkimas taip pat yra nuo čia apatinės trendinės linijos ir taip pat pardavimas nuo pačios aukštumos. Australas. Australas vis dėlto atšokti čia nenorėjo, išėjimai į nulius buvo ties šiais spygliais būtent. Ir ką jisai dabar darys, tai vienas iš variantų tai gali leistis toliau žemyn, nes čia galva ir pečiai būtent jau atidirbo savo, nes jeigu čia nubrėžti, pavyzdžiui, liniją, čia buvo potencialas maždaug 360 punktų. 360 punktų jau ir atidirbo, tai gali jau tada pratesti judėjimą žemyn, kol kas tu tokį ir trenduką nubrėžiau žemėjantį, jisai savaitinėme grafike gražiau gal matosi, būtent toks žemėjantis trendukas per žemumas, projekcinė linija taip pat per čia nusibrėžiau ir matome va tokį lygį. Tai galimas dar kartą įėjimas pagal jau dieninį grafiką, tai būtų šioje vietoje, kaip vienas iš variantų, ieškoti dar įėjimo į kritimą, jeigu jisai vis dėlto vyktų. Arba jau įeidinėti H4 į tikslesnius sandorius, jau arčiau žymiai kainos, tai yra 1, 2, 3 pardavimai, kuris jau labiau patinka. Pats artimiausias, agresyviausias, čia konservatyvesnis, čia iš viso ganėtinai konservatyvus sandoris selai. Tai čia būtų iš tikrųjų trumpalaikis, čia irgi trumpalaikis, čia jau kiek ilgesnio poveikio, nes čia praktiškai ta pati vieta sutampa su ir dieniniu lygiu, būtent šis sandoris. Toliau Zelandas. Zelandui vienas iš tokių variantų, tai galima išvelgti prieimą prie linijos, galimas atšokimas, bet nuo jo atšokimui dabar nerodosi signalą, nes jau kaip ir vėlokai jisai yra prieėjęs. Tai kitas iš variantų, jeigu įvyktų vis dėlto pramušimas, tada grįžta pardavimo sandoris. Taip pat nuo viršūnių ir žemumų atidėjau dar porą sandorių, jie yra kur kas jau tolimesni, nes čia iki vieno 200 punktų, iki kito irgi 200 punktų maždaug keliavimui, tai per savaitę gal ateis, gal ne, pasižiūrėsim, istorija parodės. Tai vienas yra per aiškiai matomas žemumas, nubrėžimas, tai vat galima prekiauti pagal šią trendinę liniją, iš principo dar susikirtimas būtent dviejų trendinių linijų gražesniam įėjimui. Kitas variantas, tai čia per šią viršūnę nubrėžtas pardavimo sandorių, vieną galima išvelgti. Jau praktiškai nuo viršūnių, tai būtų zonoje šitoje, jeigu vis dėlto vyktų kilimas, gal suformuos dvigubą, pavyzdžiui, viršūnę, nes kol kas, labai jau taip pasižiūrėjus, įjungus ganėtinai lakią vaizduotę, tai galima išvelgti čia galvą ir pečius, čia peties, galva, peties, bet nelabai graži formuotė, tai pagal ją prekybos nežiūrėčiau per daug. Nors jeigu įvyktų čia pramušimas, grįžimas, tai iš principo vyktų per tą pačią formuotę, nes potencialą čia būtų apie 170 punktų, tai čia tą patį praktiškai ir turime iki įėjimo, tai praktiškai ir sutampa. Toliau H4 yra dar porą sandorių pardavimo, tai vienas čia, tai yra mažas toks tuneliukas yra susidaręs, tai jame galimi yra pardavimai. Taip pat nuo lygio, būtent vienas iš tokių, gal jeigu rinka išeitų kiek aukščiau. Arba taip pat pardavimas nuo pačios viršūnės, tai čia lygiai tas pats, ką ir čia matome iš tikrųjų. Visiškai sutampa. Toliau naujienos. Naujienos. Šią savaitę turime tokią visai aktyvią savaitę iš tikrųjų. Trečiadienį bus nemažai naujienų ir vienas iš tokių svarbesnių, tai kas būtų su Japonija, tai bus preskonferencija banko Japonų ir monetarinė politika bus sprendžiama irgi visą dieną. Būtent šios dvi naujienos tokios su viena labiau, bet tokio greito judėjimo gal nelabai būtų galima tikėtis. Čia žiūrėti labiau reikėtų gal į 15.30, tai tradiciškai dolerių ir Kanados naujienos, tai GDP vienas iš tokių naujienų, būtų Kanados ir dolerio vienas iš variantų, tai reikėtų gal susilaikyti, jeigu bus šalimais pozicijos per kokius 30-50 punktų, tai jau gal reikėtų ir susilaikyti nuo sandorio. Taip pat vakare yra FOMC
pranešimas, tai yra 9 val. Vakaro. Ir toliau einame ketvirtadienį. Ketvirtadienį bus 11:30 svaro naujienos, Manufacturing PMI, toliau 15:30 Yellen kalba. Ir iš tokių naujienų penktadienis, pirmas mėnesio penktadienis yra 15:30 būtent Amerikos bedarbystė. Per būtent Amerikos bedarbystę ir kviečiu visus paprekiauti, būtent per naujienų tą judėjimą ir pritaikyti naujienų judėjimui skirtą strategiją darbui per jas. Toliau, dar kartą primenu, kad čia aš nagrinėju dieninį ir H4 grafikus. Jeigu norite pasižiūrėti ne tik tais dieninius ir H4, bet valandinius M15 grafikus, tai visi mūsų klientai turi prieimą prie analitikos, kurioje yra kiekvieną dieną atnaujinami visi signalai. Ir H4 yra atnaujinami, tai pasižiūrėkite, naudokitės jais, vadovaukitės ir linkiu sėkmingos prekybos. Kol kas tada, iki susimatymo sekančią savaitę.